Sveikučiai. Nu, senokai neteko mums važiuoti. Sugalvojau, kad iš čia bus arčiau iki Domeikavos, nei iš autobusų stoties. Tai, žinokit, aš kelionėse negaliu būti vežamas, nes man negera darosi kelionėse. Va, Domeikava, Sodų gatvė 18. Ir čia stovi avelė ir daug roverių. Nu, sveikas. Ai, tai žinot, kas buvo mašinai? Nu, spėkit. Alkūdinio veleno daviklis. Tai dėl tokio še. Iškračiau pusę mašinos ir ką yra. Ir dabar supratau, kad reiks nusipirkti savo diagnostiką turėti. Ir šiaip, nu, tai daug mašinų turiu, tai praverstų, tai vat nebūtų reikėję vežioti Kauną, būčiau pats pasikeitęs tą daviklį ir tiek. Oh well. O kad daviklis sugeda, tai čia, žinokit, viso mašinom tai būna. Subaru irgi gesdavo davikliai. Tai kiek su Opeliu pavažinėjau ir iškart nugarą pradėjo skaudėti, nes labai krato Opelis. Bet tokį ir dariau, tokį ir norėjau. Kartingo. Bet į Vilnių važinėti per betonkę tai nelogiška. Nu ir čia ta atkarpa, jeigu važiuot pro Ukmergę, tai nuo Anykščių, nuo Rokiškio iki Anykščių irgi ne kažką. Tai va, tai kaifas su šitą mašiną važiuot. Labai kaifas didelis. Jūs net neįsivaizduojat, kas neturėjot arba neturit tokios mašinos. Ir tik grįžus iš karto į garažą puolam, nesgi čia Range Roveris. Reikia sklendę pasikeisti tą, kurią sakiau, kad reikia pasikeisti. Tai va, taip atrodo sena sklendė, o taip atrodo nauja, gera. Čia toksai vat turi būt, kuris užsidaro. Užgesinimo metu jisai užsidaro ir greičiau užgesta variklis. O, iškart geriau. Iškart geriau. Neužgesta iš karto, o be šitos sklendės taip. Tai va, susirinko visas ekipažas, iš Kauno pajudėjom. Taip, kompanija mums palaikys Darius, kombainininkas. Prisistatykite, Darius. Labą dieną. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Darius yra, Zarasų skyriaus. Ten Eimutis sėdi irgi kombainininkas. Ne pirmininkas. Du ekologai. Ir prisistatykite jaunuoliai. Žemaitijos Vytautas Buivydas, jaunųjų ūkininkų vicepirmininkas. Tai va, laukia įdomi kelionė. Ir keliaujam 20 valandą 25 minutės turėtumėm būti vietoje. 1500, man atrodo, kilometrų. Nu, kada nors ir pas mus bus civilizuota magistralė. Ir čia vis dar Lietuva, jeigu ką. Nedavažiavom iki Lenkijos ir nubalsavom, kad paliekam mokesčius Lietuvoje, nesipilam lenkiško kuro. Ir iš karto prisistatė pareigūnai, sakė, spėkit, ką sakė, klausė, ar mašiną susitvarkiau. Mes labai visi džiaugiamės lenkiškais keliais. Nu va, pirmas iškart sustabdymas. Kažką nusižengiam, ne? Hello. Światła. W Polsce poruszamy się na światłach włączonych. Światła. Lights? Ja, lampy. O ty... Aj. Sorry, it's auto. In Poland. Yeah, I know. It was auto.
but auto in Lipa. Yeah. Now In Poland you yeah. must have light, you Yeah. know? Yeah. But it's 5,000 ticket, Okay. man. Thank you. Не, ну может. 5000 tiket. Ačiū. Sutaupėm 5 Bauda tūkstančius. 5000. Zlot. A, Mes kaip, tai Dabar diskusija, ar buvo kas šitoj parodoj iš mūsų. Agritechnikoje. Buvo, kad esu buvęs prieš 6 metus. aš irgi esu. mes sudarėm Aš- gyvulininkystės. Jo, Ne jo, jo. agritechnikoje, bet ten pat tik tai gyvulininkystės. 2 dienas vaikščiam, kiek atsimenu. Šitą kaitavę. O, tai 19 gal buvo, aš kaip buvau, irgi esu buvęs. 16 ar 17, aš nežinau, metai buvo. Ir tada, kai pamatėm, kad vokiečiai pagal Uberio principą dirba, reiškia, tu išsikvieti, kaip Lietuvoje mes taksi išsikviečiam, tai ten technika taip išsikvieti ir atvyksta pas tavęs dirbti žemės. Čia vokiečiai? Jo. Tai dabar Lenkijoje, kai buvo paroda, jie, nu ne Uberis, bet tokia aikštelė, kurioje gali ateini, išsinuomoji techniką, padirbi, grąžini ir tiesiog sąskaitą apsimoki. Ne vairuotojo, ne? Jo, pats išsinuomoji, su padargai, su viskuo. Tai Lenkai irgi yra pažengę į priekį su paslaugom, nes Lietuvoje, pavyzdžiui, tu dabar norėk kažkokią paslaugą atlikti, nerasi turbūt, o Lenkijoje tai yra skatinama, kad tokius atsirastų, kad mažiau tos technikos individualiai pusę būtų. Kas sakė, kad Lenkijoje negalima lenkti fūros? Lenkam negalioja šitas. Koks tormusas. Na bet čia skuba. Liaudis čia matosi savas skuba. Ačiū, labai geras kelias. Nu, labai smagiai Lenkijoje keliukai sukasi kilometrai, bet ir kuras labai gerai sukasi. Ačiū. Netgi taip. 98. Teks. Pasipildėm bandelių, pasipildėm kuro ir važiuojam 400 km liko iki nakvynės pirmos. Nu jau čia mum babutės paskolą reiks imt, man atrodo, tiek mokėjimų. Nestabdykit mūsų. Yes. Mes kirtom Vokietijos sieną, Lenkiją per 8 valandas pralėkėm. Viskas užtirpo visiems. Nu, atvykom į kažkokį, tai pasirodo, pensionatą. Vokietijoje 426 eurus pernakvot. Tai tik pensionate. Teisingai, už tokią kainą, ką tu nori. Kiek mokyti gauni? Aprūkytas pagalbės gauni. Gerai? Varom valgyt. Atvežiau vyrus, kur nesunku išsirinkti. Į angusinę. Angusas. Aviena, bet užsisakėm angusus. Eskit vieną fotkintis. Ne, gražu, ką. Kai didumą. Someday avela. Someday. Būčiau sakęs Lenkas, bet čekas. Kadangi visi nuo ryto miega, tai biški grybaujam, bet nors vaizdų matom vokiškų kalnų. Kiek mes jau pusvalanduką čia kokį važiuojam šitą
puskilometrį. Tai pasisekė mum. Sako, varykit ten. Parkering 15 euriukų ir ieškom kur. Va, nujoja. Parke. Dirigentas. Bičiu. Dariau, ką nusiteikęs pamatyti? Ką nors įdomaus. Robotuką. Robotuko tau reikia? Reikia robotuką. Ką tas robotukas turėtų daryti? Sėti, kėti. Sėta ket. Nu, davai, ieškom. Va, Dariau, robotukas tau. Čia robotuko vadegytė. Raipsta akis. Tai turim 2 dienas, gal net 3. Bandysim apeit viską ir nužiūrėti viską. Visus guolius, visas veržlės, volus, diskus, kaltus, kojas. Viską sužiūrėsim. Horizon. Turim ir to mes tokį. Novagą irgi turim. O, Novagas vikšrinis. Labai daug atsarginių dalių, visokių plūgam, kultivatoriam, visokių su kietmetaliais. Darius va šito labai susidomėjęs daiktų. Toks iš įdomesnių. 180 pinigų. Šitas sėjamoji 8 metrų, bet jinai ne tik sėjamoji, bet jinai ir trąšų gali būti naudojama. Bunkerį pasikeiti ir tą užsidedi ir tada skystas trąšas įsiterpia į tarpueilius. Įdomus variantas, įdomus. Daug ką nesu matęs. Kas Vokietijoje labai įdomiai, kad šitie dalykai neišeina iš mados. Aišku, kai laikai tokio dydžio, tai galima tikrai ir art, bet mažučius laukus art, tai ne. Čia kas tai biški toks irgi įdomus aparatas. Smulkintuvas žolės. Tai va, Dariau, pakeis tave kažkada šitas daiktas. Manęs nepakeis. Tu nepakeičiamas, mane pakeis. Pakeis traktorių. Ne, tai traktorius tai tas pats, tik tai tavęs čia nebebus viršui. Tai gerai, aš Tu galėsiu iš kabineto galėsi važiuoti. Keliauti galėsiu. Iš Maljorkos galėsi savo valdyti traktorių. Pusvalandis vieną šitą apeit. Ne, pusvalandis, valandą. Einam į sekantį angarą. O čia jų daug. Daktarinė. 800. Užėjom į antrą angarą ir kažkas jau negera, man kažkaip darosi, nesuprantu, kažkaip tai kyla viskas. Čia tiek privežta visokios technikos didelės. Koks yra, sakai, skaičius? Pelnas iš lietuviško hektaro ir iš vokiško hektaro. Turime apie 1000 eurų pajamų Pajamų, iš hektaro, o Olandai apie 13-14 tūkstančių. Vokiečiai gal panašiai apie 10. Kažkur panašiai turėtų būti. Tai va, todėl čia tiek daug technikos yra visokios. Tokios pat, bet ir skirtingos. Reiktų gal pakarkšti ką nors. Didelis daiktas. Didelis. Ale mum tokių neleis pirkti, nes per maži esame. Antras robotas. Skaičiuosim šiandien robotus. Čia va yra šienapjovė. 13 metrų. Kosmosas. Trečias angaras.
100 tonų per valandą. Mano derlius yra 300 tonų. O va šitą jau suprantu, paprastesnis, toks truputį mažesnis, kuklesnis daiktas. Kodėl aš tokio dar neturėjau? Someday. Ir aš tokį kada nors pavairuosiu. True story. Pas mus tokių dalykų nieks nematė. Kukurūzam trešt kasų. Čia išsipurškė, išsilaisto ant šaknų ir ant lapų truputį. Bet čia tik kukurūzam. Aišku, purkštuvas tai universalus. Bet dydis tai kosmosas. Kokio dydžio. Labai geras. Langsam weiterhin. Dies ist 3 Kilometer. Robotas. Čičink. O, prikimšom pilvus. Tai per 3 valandas 3 stendus praėjom. Aha, o dar liko 20 tokių praeit. Sveikučiai. Gražiai paspalvojo. Ką naujo kaži turi? Va, naują šienapjovę turi. Tai va, naujiena. Kateris, šienapjovė su aukštesniu klyrensu, su valdymu iš kabinos šitų dalykų, aukščio palaikymas. Dizainas, aišku, gražesnis ir labai patogu, kad viskas vienoje vietoje, visi tepimo taškai, atsidarai, prasitepi, nes daug vietų yra, kur ten reikia įlyst, užlyst, palyst, tai super. Ir drogelis. Tai automatinis tepimas, tai yra wonderful thing. Kas kelintą kelimą jisai sutepa truputėlį. Valdymas iš kompiuterio. Transporteriai kaip opcija pasirenkamas, jeigu reikia, tai užsidedat, jeigu nereikia, nereikia. Plaušintuvai skirtingų modelių, skirtingom žolėm. Labai gražiai atrodo, žalia, juoda, matinė. Koks talkininkas būtų, ja. Štai kokie presai šustri. Kažkur matytas, ne? Labai panašus robotukas į... burokų kasimo aparatas didžiulis. Viskas žiauriai didelė, didžiulė technika, milžiniška. Kažkaip tai viskas masyvėja ir, nu, tai kasmet vis didin technika. Jau galva sukasi, reikia va taip žiūrėti viršų. Technika visą nesinai. Ten technika, šiaip tai įpratę va čia žiūrėti techniką. Va. Srutų laistytuvai tokio vat didumo, vat tokio va. Čia irgi robotas, panašu kažkoks bezdalais varomas. Kas čia daro? Ravėtuvas. Srutų irgi laistytuvas.
milžiniško didumo. Tokios bulvių kasamosios, tokios, nu, robotas. Kas tas yra? Čia va ateities ūkininkavimas, tik tai augalai netokie. O čia jau pašarų visokie. Smulkintuvai, dalytuvai, griebtuvai. Dar jau tu didesnis, atsistok kontrastui. Nemažas. Koks ilgas vikšras. Kopūstų robotas. Ne, tiesiog kasamoji kopūstų. Daiktas. Robotas. Pašarų dalytuvas 70 kubinių metrų. Robotas. Egzotikos biški. Va, šį rudenį tai vat su tokiu reikia dirbti. Nu jo. Akko stendas. Čia durpynų siaubas. Čia irgi kažkoks tai sėjamoji. 16 metrų. 16 eilučių gal. Jo, čia kukurūzų sėjamoji 16 eilučių. Nu jo. Kakučius šitas visas paviljonas. Gražios bačkutės. Atsistok dar jau palyginimui kokio dydžio. Kad suprastumėt kokio dydžio yra bačka. Kai didumą. Va, radau kažką panašiai man tinkančio. Čia visa komunalinė technika. Melioracijos įranga. Gal ir fainas visai daiktas su atvira kabina, tik gal nesusmulkintuvų dirbti be kabinos. Robotas. Miškininkystė. Čia jeigu pelkininkystė užsiimsim kada nors, tokių reiks. Robotas. Samaš komunaliniai. Va, Kancelos naujovė. Ir čia toks giluminis frezas. Čia irgi naujiena. Tokius padaro tokiais. TFK plus. Ui, kokia fainutė, frezutė, mažutė. Tai va šiandien sugebėjom praeit va visus šituos va. Rydienai lieka nebedaug. Vaikščiot. Geras šitą. 13 400 žingsnių, kojos medinės. Dar jau tavo kojos kokios? Kokias kojas? Nėra kojų. Nėra kojų šiandieną. Kupronugaris atėjo. Kitu neši, blembu, mes pajuokavom. Ne tau negalim nei pajuokauti. Ką darot?
Tai nors nusirengtum tokiuose apartamentuose. Žmogus. Ai, šalta. Labas rytas. Suraitytas šiandien. Tikslas nužygiuoti likusią parodą vis. Ką nusiteikia šiandien pamatyt? Robotuką. Daug žmonių. Daug. Šiandien biškį su parkingu prašovėm, kitoj pusėje sustojom vat čia. O vakar čia. Ir vakar praėjom šitą, o šiandien turim šitą praeiti ir mums reiks eiti vat tiek. Kaip vyrai, tai va mes tinginiai tingim tiek eit, tai važiuojam su autobusu. Danke. Ten. Man tai labai šitas įdomus sprendimas. Angaras kaip tiltas padarytas. Robotas. Nu va, čia jau toks žemiškesnis daiktas. Nedidelis 3000 litrų. Visai simpotnas. Nu va, visai fainiai ir šlanga susivinioja. Bakiukas cheminis nedidelis. Nu visai nieko. Čia koks baisuoklis. Transformeris. Matytas kažkur varstytuvas tik kietai ant važiuoklės. Jeigu labai šlapia. Variantas. Robotas. Kai didumą. Čia iš vis kosminis laivas. Ne per daug čia ratų. Robotas. O, droniukas pafilmuoti man laukus. Robotas. Čia yra ateities purkštuvas. Matot, čia yra piktžolės. Kameros užfiksuoja piktžolės ir nupurškia tik tai jas, o visa kita lieka nepurkšta. Javai visi lieka nenupurkšti. Robotas. Viskas taip pat, tik tiek, kad biški mažesnė kabina ir vairuojama galinė ašis. Nu, eik Dariau pasimatuot. Eik pasimatuok. Ar telpi? Ne, tai vidon liep. Vidon. Svarbiausia yra atsilenk. Bazas tilps ar netilps? Tilps. Robotas. Tokio dar neteko matyt. Kaip suprantu, šitas sukasi daiktas ir nupjauna. Bet kokiuose čia, kur akmenų nėra, kokiuose durpžemėse. Gal? Nusprendėm, kad nesąmonė. Šitas dar pas mane vis nedavažiavoja. Kada nors. Ką dar naujo turim? Naujo gal kaip ir nieko, tas pats. Ai va, tai šitų nematėte. Sena atnaujinta. Pakabinama su dirbimu. Dar ne, bet jeigu su Darium susitarsim, Dariau nusipirk keturatį, o aš nusipirksiu tokį. Ir dalinsimės. Bet keturatį taisysi tu. Ir vėl kažkaip negero darosi, nebesuprantu. Einu ir taip kyla kažkas tai. Va, purkštuvas kaip tiek ne man. Elektrinis labai baisiai atrodo. Ir robotas. Aš galvoju, kad 30 metrų purkštuvas yra per platus, o čia yra 30 metrų srutų laistymo. Žarnokas ant bačkos. Neblogai. Kiek reikia turėti šūdo? Va, bizniukas. 12 eurų. Alutis ir sumuštinis. Ir vis tiek perka. Tik išgėrė supratau, kad čia yra nealkoholinis gaidžio alus.
ausytė. Tai va, kol kas didžiausias pasaulyje kombainas yra šitas. Nu bandyk su viena ranka. Bandyk, bočia. Dariau, tu stipriausias iš mūsų. Dariau, bandyk su viena ranka pakelt rakčiuką. Alaus bokalų kilnota jau. Va, tai čia juokas vienas. Robotas, be sielos jau kompanija. Nebeisim daugiau niekur. Namo. Apėjom visą parodą. Apsisuko galvytę. Viskas, rytas 6:30 varom namo. 13 valandų kelionės. Welcome back to Poland. Lenkija. Danke. Lenkijos ralistai priekį. Labai didelis pasitikėjimas savimi to automobilio. Danke. Dojechali do Varšavo ir kaip tik va ir incidentą turim. Šviežutėlį. Ai, tai čia labai skaudančiai avarija. Tarp Varšavos ir Bialystoko žiema prasideda. Litauen. 2750 beveik. 12,3. Namie. Trūkom vakar 15 panašiai valandų parlėkti. Tai biškį vienoje vietoje užblūdėjom, bet nestipriai. Ir viskas, va, kelionė tokia. Tai iš kelionės prasivežėm mintį, kad pas mus tokios žemės, kad mums tik tai pievas ir paukščiukus yra vis auginti, nes tokia technika didžiulė, tokia viskas masyvaus. Ir jo, ir pas mus derlingos žemės nėra daug lyginant su kitom šalim. Ir pas mus mokesčiai dideli, o biznis nekoks, tai tiesiog. Reziumė, reikia džiaugtis gyvenimu dabar. Čia ne apie žemės ūkį, čia apskritai apie gyvenimą parsivežėm tokią mintį, vyriokai pakalbėję. Tai džiaukitės ir jūs gyvenimu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki